Labas, šiandieną mūsų scenoje žadeitas, retasis, nuostabusis, dažnai visi kalcitai arba dažyti akmenys pristatomas kaip žadeitas, o šis nuostabus mes turime gijas, kur yra įvairių atspalvių žadeitas, tai yra labai retas dalykas, beje liko tik 5 apyrankės. Žadeitas tai yra dievų palaima, tai yra sėkmė, turtas, jis yra gydantis, tai yra ilgaamžiškumas. Jis laikytas šventuoju akmeniu pritraukiančiu dievų palaimą, sėkmę, turtą ir šlovę. Anksčiau jį teisę nešioti turėjo tik elitas, tai yra šventikas, kilmingieji, karaliai, dėl to jis ir laikomas karalių ir dievų akmeniu. Jis rodo ir aukštą šeimininko padėtį, beje žadeitas labai myli augalus, todėl nešiojantis ir jeigu mylit gėles, taip pat jis turės teigiamą poveikį jūsų augalams, taip pat jisai padeda reguliuoti orus. Žadeitas tai yra ir gamtos jėga, tai yra gamtos eliksyras pažadinantis organizmo gyvybinės galias, padedantis jas sukaupti ir tinkamai naudoti. Jisai padės giliau pažinti ir savo kūną, ir sielą, jisai stiprina visas čakras, visus meridianus, apvalo organizmą, atstato gyvybinės jėgas. Taip pat jisai suteikia inteligenciją, harmoniją, vidinę gyvenimo džiaugsmą, žaismingumą, pasitikėjimą savim, dalykinę kompetenciją, koncentraciją, optimistinį požiūrį į gyvenimą ir visus jame vykstančius procesus. Taip pat padės mums atsiverti gamtai, jos reiškiniams, visam gėriui, grožiui, taip pat suvokti save ir matyti save kaip sielą pasaulyje. Ir tiems, kuriems labai sunku išreikšti savo jausmus artimiesiems ar aplinkai, kurie bijo veikti, bijo suklysti, bijo būti blogai vertintais, ir tiems, kurie dirbo su savo nuoskaudomis ir emocingomis savo ydų apraiškomis. Tiesiog tobulas ir sunkiais gyvenimo periodais jisai savo šeimininkui prišaukia dangaus pagalbą ir yra mūsų laimės, sėkmės, apsaugos, ilgaamžiškumo amuletas, būtent žadeitas. Taip pat pritraukia labai gerą karmą už gerus darbus, už prasmingą gyvenimą, pritraukia pastovų uždarbį, patikimus draugus. Puikiai tinka giduoliams, žiniuonėms, nes jisai pritraukia gamtos jėgas ir stichijų paramą. Apskritai suteiks ilgaamžiškumą ir stiprins mūsų kūną ir visus kūnus, kuriuos mes turime. Labai ypatingas, labai retas, nes, kaip ir minėjau, tikro rasti labai sudėtinga, o šį kartą turime tokį gražuolį įvairiaspalvį žadeitą. Tai, kaip ir minėjau, liko 5 apyrankės, kas pirmesnis, tas gudresnis. Jeigu rezonuoja, parašyk, pagaminsiu tau pagal tavo